Nu labas, mielieji, su naujais metais, su praėjusiom gražiausių metų šventėm. Tikiuosi, šiuos metus pradėjot gerą koją. Net jeigu ir turėjote neblogus metus, tikiuosi, kad šiais metais būsite dar sveikesni, dar sėkmingesni, kad darbuose, hobiuose visur kilsite į padangės, kad surasite tą tikrą meilę, galbūt susilauksit atžalų, galbūt nusipirksit pirmuosius namus, o galbūt net ir antrus. Jeigu visada trokštot kažko materialaus, kad būtent šiais metais jums išsipildytų ši svajonė, o jeigu visuomet norėjot kažko giliau, galbūt sutikti savo senai pažįstamus draugus ar šeimos narius, tai tikiuosi, kad ir tai išsipildys. Žodžiu, linkiu visko daug, visko gausiai, visko, apie ką svajojot senai, ir tikiuosi, kad būtent šie ugninio arklio metai jums atneš ir išpildys jūsų visas svajones. Pati esu gimusi 90 metais, tai vat būtent arklio metais, ir nujaučiu ir tikiuosi, jog šie metai bus mano metai, nors kiekvienais metais sakom tą patį, bet viltis miršta paskutinė, tiesa, tai aš vis kažkaip galvoju, kad galbūt tai ženklas ir šie metai bus tikrai mano, ir jog įvykdysiu daug daugiau užsibrėžtų tikslų negu praeitais metais. Tačiau iš visų dalykų labiausiai sau linkiu sveikatos, geros sveikatos, kad būtų daug energijos, kad galėčiau kibti į darbus ir visus tuos tikslus įgyvendinti. Pati. Na, o šiaip, sakyčiau, senokai matėmės, nes po visų savo ten kelionių į Vengriją vyko toks sirguliavimas, toks buitinis sirguliavimas. Buvom šiek tiek per šalę ir, sakyčiau, pirmą kartą per 2 metus toks jau stipresnis buvo. Buvo nusilpęs imunitetas, dėl to tikrai tas peršalimas labai pasijautė ir nebuvo nei energijos, nei jėgų, ir su temperatūrom ir visa kita. Taip atrodė mūsų paskutinės atostogų dienos, ir tuomet grįžau į darbus, prasidėjo gruodis ir įvairiausios šventės, kalėdiniai baliai darbų ir dovanų pirkimas ir visa. Atsiprašau. Pakavimas ir daug visko vyko, ir iš tikrųjų šiais metais jaučiausi toks grinčas, nes nejaučiau visiškai kalėdinės dvasios, nebuvo to kalėdinio vaibo, namus pasipuošiau labai vėlai, nes tiesiog nesinorėjo, atrodė, negaliu patikėti, kad jau kalėdos. Tokiu greičiu laikas praėjo nuo rugsėjo mėnesio, kad aš net nepajaučiau, kad nosies jau buvo kūčios, ir toks kažkoks stresas, atrodo, reikia greitai čia bėgti, ruoštis, daryti ir panašiai. Ir tiesiog nebuvo to noro nieko daryti. Ne tik, kad ruoštis kalėdom, bet nenorėjau nei filmuoti, nei kažko kurti, nei daryti rankdarbių, nenorėjau nieko. Gal tiesiog buvo kažkoks išsekimas. Nuo vasaros aš vis dar geriu įvairiausius vitaminus daktarės išrašytus, tai tiesiog nejaučiau energijos, nenorėjau būti, nenorėjau daryti, niekur nenorėjau eiti. Tiesiog dariau tai lyg per prievartą. Ir dėl to jaučiausi toks grinčas, ir dėl to manęs taip ilgai nematėt, nes galvoju, tikrai neversiu savęs čia imti kameros, filmuoti, kai nenoriu to daryti. Tai tiesiog leidau savo būti, kalėdinė nuotaika atkeliavo, pavėluotai smarkiai. Dėl to atrodo, kad dabar netgi turiu po naujų metų šventės, jau turiu, atrodo, tą dar kalėdinės nuotaikos vaibelį namuose, ir liktai norėčiau, kad dar kokias porą savaičių pabūtų tos kalėdos ir puošmenos, bet nieko, jau šią savaitę reiks viską nusipuošti. Nieko tokio, viliuosi, kad kitais metais bus kažkaip geriau, gal įsivažiuosiu greičiau. Apie vlogmų filmavimą tai nebuvo net kalbos, nes tiesiog negalėjau nufilmuoti net ir paprasto vlogo, nebuvo to noro ir net nežinojau, ką jums parodyti, nes visur reikėjo lėkti, bėgti, skubėti. Žodžiu, pasižiūrėjau kitų merginų vlogmus pirmus, nes mačiau, kad tikrai nemažai merginų darė šiais metais, tai galvoju, čia mano visiškai nieko nepakeistų. Tai pažiūrėjau keletą merginų ten pirmuosius vlogmus ir galvoju, net neįdomu žiūrėti. Atrodo, pati nenoriu filmuoti, bet ir kitų visai neįdomu buvo žiūrėti, tai tiesiog buvau pasitraukusi iš YouTube'o su visu. Kaip sakant, nei filmavau, nei domėjausi, ką veikia kiti, buvo visiškai neįdomu, gyvenau šią dieną. Labai smagiai praleidome kūčias, pasikvietėm savo draugę. Tai buvom 3, labai jaukios kūčios buvo, labai fainos kalėdos buvo, nes pas mus pasiliko.
Ir naujus metus taip pat sutikom su žmonėmis pas draugus ir atrodo viskas taip įsivažiavo, tiek ir tai reikėjo tiesiog pabūti su žmonėmis ir atšvęsti tas šventes savame rate. Kaip sakant, pradedu šiuos naujus metus su gera energija, su daug optimizmo ir viliuosi, jog taip tęsis ne tik visą sausį, bet ir visus ateinančius metus. Šiandien yra paskutinė mano atostogų šitų kalėdinių diena, nes mes turėjom apie gal 12 dienų atostogų visi. Pas mus nieks nedirbo per šį kalėdinį laikotarpį. Tai rytoj grįžtam visi į darbelius, turbūt išsiilgę, pasilgę su daug įvairiausių kalėdinių istorijų. Ir iš tikrųjų laukiu ir manau viskas bus gerai. Ir taipogi laukia yra daug sniego pas mus, kas šiaip neįtikėtina, nes Olandijoje būna labai nedaug to sniego, jis dažniausiai nutirpsta per porą valandų, jeigu pasninga, o šiais metais tai turėjom šaltuką nuo pat kalėdinės dienos. Tas šaltukas laikosi dabar kiekvieną naktį ir sniego turim jau gal kokia 4 diena, dabar jau jis nebenutirpsta. Manau, Olandai nelabai pasiruošę būtent tokiam orui, tokiam oro sąlygom ir slysta autobusai nuo kelio, mašinos nuo kelio, tai kažkaip tikiuosi, kad per ateinančias porą dienų visi labai susims, nes vakar ėjau į parduotuvę vakare ir labai slidu buvo. Apie šaligatvių barstymą nėra nei kalbos, nes jie dabar rūpinasi gatvėmis, tai labai tikiuosi, kad per ateinančias dienas viskas susitvarkys į gerąją pusę ir visi saugiai pasieks darbus, mokyklas ir namus. Ir šiaip noriu jums parodyti, kiek daug maž čia to sniego. Šiaip čia lietuviam tai čia ne tragedija tiek sniego, mes esame pratę, užsigrūdinę, ne? Vaikystėse iš vis turėjom labai daug sniego ir šaltos žiemos ir minuso daug būdavo. Dabar gal šiek tiek mažiau negu vaikystėje, bet vis vien daug daugiau nei čia. Tačiau šis sniegas čia yra šiek tiek tragedija žmonėm. Tai pasižiūrėkit. Atrodo daug maž taip. O aš mėgstu taip. Truputuką pavaikštinėti po tą sniegelį, nes šiaip labai malonus jausmas. Olandai nebūtų Olandais, jie vis dar važiuoja dviračiais. Būtent tokiu oru. Iš tikro pavojinga. Mano akimis, bet jie yra turbūt įpratę, nes kaip pasakojo, jie prieš daug metų taip pat turėdavo daug sniego ir žinant Olandus, jų kultūrą, čia dviračiai yra neatsiejama jų gyvenimo dalis. Tai jie įpratę ir vakar mačiau ne vieną ar ne 2 savo kelionėje į parduotuvę, kurie važiavo ant dviračių ir ant ledo ir aišku, nedideliais greičiais, bet visi kažkaip su tais dviračiais juda. Aš galvoju apie rytojų, nes į darbą visada važiuoju dviračiu. Tai galvoju arba pabandyti labai iš lėto, jeigu ką, nusivarysiu aš tą dviratuką, arba aš turiu galimybę dar važiuoti su autobusu, nes man čia netoli stotelė ir pavažiavimas kokios 3 minutės, arba galiu eiti peškom, kas irgi nėra toli. Man kažkaip jokių problemų dėl to nėra, šiek tiek pergyvenu dėl kai kurių savo kolegų, nes jie važiuoja dviračiu didesnį atstumą ir galimybės ateiti nelabai yra, bet manau, kad kažkaip visi išgyvensim šį laikotarpį, visus užgrūdins mus, ypatingai emigrantus, nes Olandai, tai aš manau, jie čia visiškai dėl to nepergyvena. Turbūt sniegas irgi šiek tiek atnešė tą kalėdinę nuotaiką, nes žiemą kaip ir norisi, ypatingai per šventes to sniegelio, nors truputėlį. Gėda už tai, kad buvau grinčas šiais metais, kažkaip prieš save, nes atrodo, blemba, visi taip laukia, taip faina visiems, o čia man kažkas užėjo, ir nenori. Parašykit komentaruose, ar aš čia viena tokia šiais metais, ar jums irgi atrodo, kad tos šventės ir kalėdų laukimas yra tikrai kitoks nei anksčiau, kad kažkas yra ne taip, nes toks jausmas, nemoku aš jums pasakyti. Tai nežinau, ar aš čia vienintelė tokia keistuolė, ar yra daugiau žmonių, kurie jautėsi būtent taip šiais metais, ar praeitais metais, arba per praeitus 5 metus yra kažkas pasikeitę jumise, jog tų švenčių laukimas yra visiškai kitoks nei anksčiau. Nepatingėkit parašyti į komentarus, nes mano algoritmas yra labai nukritęs, nes nieko nekėliau kurį laiką. Ir norėčiau jį pakelti, kad būtų daugiau ūpo pafilmuoti, daugiau kažką įdėti ir daugiau jums parodyti.
Nes per visą šitą laikotarpį taip pat svaršiau galimybę tiesiog nutraukti filmavimus ir nieko nepadaryti. Yra daugiau atsiradusių vlogerių, yra jum ką pasižiūrėti ir atrodė tas toks jausmas užėjęs, jog, ką aš jum nieko čia jum negaliu nei daug papasakoti, nei kažką įdomaus parodyti. Tai pasilabinkit komentaruose, pakomentuokit, atsakykit į klausimus, kuriuos užduodu. Reikia man jūsų palaikymo, nes jeigu jūsų nėra, tai nėra prasmės čia kažką man veikti. Ačiū už supratimą ir jūsų dėmesį. O dabar keliauju iki parduotuvės, reikia keletos dalykų. Vakar buvau, bet ne visko gavau, nes atrodo, jog po švenčių kažkaip parduotuvės ten truputėlį valosi, tvarkosi ir labai daug produktų nėra. Tai nueisiu, pažiūrėsiu dar į kitą parduotuvę, kurioje nebuvau vakar ir užsipirksiu to, ko reikia man ateinančiai darbo savaitai. Užsidėjau darbo batus net, kad nepaslyščiau ir kad būtų šilta. Čia skaitosi mūsų laiptinė. Pliurzas kiek. Vadinasi, minuso nėra, nes pabiški, tirpsta. Bet slidu. Sakyčiau, šiandien visai nešalta. Tai ten, kur vakar buvo ledo čiuožyklos, kur vos neįsiplojau eidama iš parduotuvės, tai dabar visur pliurzė. Fui, irgi nėra labai smagu. Bet jeigu naktį pašals, tai bus ledinyčia rytoj. Paėmiau dar šiek tiek stiklo. Tai nešu dar išsinešiu stiklą prie tą pačią parduotuvę. Pasidarysiu daug darbelių šį sekmadienį. Ir dar grįžus reikės kažką skaniai pagaminti valgyti. Šiaip lentynos tuščios, bet žmonių milijonas. Gal šiek tiek per anksti apsidžiaugiau, kad čia visai nešalta. Išeinu į lauką dabar iš parduotuvės, tai saulė nusileidusi ir iš karto taip jaučiasi toks šaltukas. Temperatūra nukrito iki 1 laipsnio. Ir dabar pasižiūrėjau, kad naktį bus -3. O čiuošim iš ryto anksti. Va, Jėzau. Nes dabar skaityk, per tas kelias valandas aptirpo ir visur tiek daug vandens, tos pliurzos. Tada per ateinančias kelias valandas viskas užšals ir mums šakės. Nes netikiu, kad šiandien naktį ar anksti ryte kažkas kažką barstys. Sėkmės mums. O šiaip pardėj tai žiauriai daug žmonių, o prekių visiškai nepapildyta. Matos, kiek išsipirko per šventes, taip ir yra. Kada čia viskas bus, galbūt šią savaitę. Bet kol kas tai viskas pustuščiai. Ir žmonių daug ir visi renka kas likę yra. Na nieko, reikia mažiau valgyti turbūt, biškį sveikiau kažką pasižiūrėti šiais metais. Šiaip mano misija irgi šiek tiek apmažinti cukrų, tai čia mano pažadas savo šiais metais, tai labai pasistengsiu. Labas rytas iš šeštadienio. Pasidariau sveikuoliškus pusryčius, išgeriu kavos, pavalgiau, paskaičiau knygą ir neužilgo ruošiuosi į sporto salę. Sausis įsibėgėjo, pradėjau gyvendinti savo užsibrėžtus tikslus 2026 metam ir sakyčiau, su sausio mėnesiu man visai neblogai sekasi. Pradėjau sveikiau maitintis vėl. Nebuvo man sunku kažkaip grįžti į sveiką mitybą, nes mano maisto racionas visada yra labai gausus ir įvairus. Pas mane šiaip niekada netrūksta daržovių ir vaisių, tai
Tiesiog reikėjo pakeisti tokius dalykus kaip bandeles, ten saldainiukus, kažkokius tokius skaniukus ir užkandukus į tokius sveikesnius variantus, gal dar daugiau uogų ir vaisių pridėjau, cukrų, ten sirupus labiau pakeičiau į medų. Pradėjau rinktis produktus, kurie suteikia daugiau energijos, kurie man padeda išgyventi aktyvią dieną. Senokai norėjau grįžti į sporto salę, buvau keletą čia nusižiūrėjusi savo mieste, bet kažkaip vis man čia tai to laiko pritrūksta, tai motyvacijos, tai dar kažko, atrodo ir darbe užtenka to fizinio tokio darbo ir aktyvumo, bet vis tiek labai norėjau ir mano draugė kažkaip spyrė į šikną ir sako, žinai, varom. Tai užsirašėme abi į sporto salę. Ne visada eisime kartu, nes gyvename skirtingose miestuose. Nėra labai didelis atstumas, bet sakėm, kai bus blogas oras arba šiaip kažkokios priežastys, tai eisime atskirai į savo miestus, o šiaip po darbo, paprastomis dienomis keliausime sportuoti kartu, nes tai yra didesnė motyvacija, yra smagiau dviese. Taip pat pradėjau vartoti daugiau proteino, gerti daugiau vandens, nors su vandeniu šiaip problemų aš niekada neturėdavau. Darau savo kaip priminimą, jo gerti daugiau ryte. Kartais įsidedu dabar ir citrinos arba įsispaudžiu, tai gaunasi lyg vanduo su vitaminu C, kas taip pat yra gerai, ypatingai žiemą. Vartoju daugiau elektrolitų, kurie suteikia tikrai man energijos ir kažkaip padeda kūnui atsigauti. Ir ryte, aš jo kaip suvartoju ryte, tuomet jaučiu tokį didelį energijos būstą. Man jis padeda labai darbe, aš būnu tokia energinga, aktyvi, laiminga. Taigi manyčiau, kad elektrolitai yra labai geras dalykas mūsų kūnui ir protui. Kas dar? Sausio mėnesis, kiekvienais metais man yra sausas mėnesis, tai yra Dry January month, kada nevartoju visiškai jokio alkoholio ir tai darau kiekvienais metais jau daug metų. Tai šitas dalykas nėra labai sunkus, bet vis tiek aš jį priskiriu prie tų tokių pasiekimų sąrašiuko. Vienintelis dalykas, ko neatsisakiau, tai yra kava, nes kava man budina mano laimės hormoną. Ir man jo labai reikia. Nesakau, kad išgeriu kokius 4-5 puodelius kavos per dieną, tikrai ne, bet jeigu labai noriu, tai gali būti ir 3 puodelis dienoje. Cukraus aš į kavą senai nededu, vietoj to dedu saldiklį, tai sakyčiau, nėra jau tai blogai. O jeigu labai norėčiau tos šaltos kavos, kurią matėte ne viename mano vloge, su grietinėlė, cinamonu, su sirupu, tai manau, kartą į savaitę arba kartą į 2 savaitės tikrai sau leisiu šitą dalyką. Bus kaip ir desertas viename, ir kava, ir manau, niekas nuo to nenumirs. Gerai, o dabar lėkiu ruoštis ir keliauju į sporto salę. Nu ką, susirašiau, viską susidėjau, prisirengiau keletą sluoksnių, nes man atrodo, kad lauke šiandien visai nešilta. Šoku ant dviračio ir lėkiu, nes man čia tik tai kilometras nuo namų. Truputėlį kelio darbus čia papuoliau, bet nieko, truputuką peškom, geras apšilimas, žodžiu, gera pradžia pusė darbo. Beveik išsikapščiau. Pabaiga.
Nu ką, grįžau iš parduotuvės, apsipirkau maisto, daug skaniai ir sveikai. Džime šiandien labai gerai pasportavau ir paskui dar grįžusi namo nusimaudžiau ir bandžiau nulėkti iki vienos sporto parduotuvės. Norėjau nusipirkti vieną tokią maikę, bet jau buvo ant užsidarimo jie. Tai labai laiko nebuvo, tai tiesiog pagriebiau tokią paprastą maikutę vieną ir dar žiūrėjau tokius kėdus labai fainius, bet laiko labai nebuvo, tokį spaudimą jaučiau greičiau. Tai tiesiog pasimatavau ir pagalvosiu, jeigu nuspręsiu pirkti, tada užsisakysiu turbūt internetu. Nes net ir pasimataus atrodė, kad galėtų būti bent pusė dydžio didesnė. Kai sportuoja, vis tiek norisi, kad pėda būtų patogioj pozicijoje, kad niekur nieks nespaustų, neverštų ir netrintų. Šiaip aš turiu tokių kėdukų, bet norisi tokių šiek tiek minkštesnių padų. Na ir dabar parodysiu maisto prekių holą. Šiandienos prekės, va čia visos. Taip, pirkau 10 rūtų kiaušinių. 4 tokius proteininius blynus, man jie visai patinka, aš kartais ryte dar banano kokio užsipjaustau ir truputėlį medaus užsidedu ir labai skanu prie kavos, vietoj visų bandelių ir saldainių. 2 citrinos, nes dažnai dabar į vandenį įsilašinu, taip pat kai maistą gaminu arba ant salotų labai mėgstu citrinos. 4 bananai, didelis pakas kriaušių, taipogi salotos, alyvuogių aliejus, kopūstas, nes planuoju galbūt rytoj virti sriubą, paprika, 2 avokadai, avietės, taipogi yra tokia kaip ir pusiau juoda duona. Esu atradusi čia olandiškoje parduotuvėje ir jinai labai primena lietuvišką duoną ir jinai šiek tiek sveikesnė negu batonas. Tai kartais su avokadu pasidaryti tokį taustą visai skanu būtų. 3 svogūnai, vištienos 2 pakeliai tokios. Jau džiūvėsėliuose, man jinai labai patinka. Labai skanu išsikepti taip kaip kepsniukus su kokiam saldžiam bulvėm arba paskui supjaustyti ir įdėti į salotas. 1 jautienos kepsnys, nes šiuose namuose aš vienintelė valgau jautieną. Vištienos faršas, tada varškė liesa, prosciutto kumpis, 2 Starbucko kavos. Va šitas labai sudomino, nes dar nemačiau. Limited edition ir čia būtų pistacijos skonio. Tai galvoju, visai įdomu. Aš mėgstu labai pabandyti Starbucko tokius įdomesnius skonius kavos. Ir va šita viena mano mėgstamiausių, kaip ir karamel mochiato yra, karamelinė mochiato skani labai, tai taip ir vanilinė mochiato irgi labai skani. Tiek nusipirkau, dar buvau užliekusi į krūdvatą, pasiėmiau elektrolitų ir šampūno. O dabar einu gaminti valgyti. Jautienos kepsniukas kepam, dar iškepsiu vištienos ir turbūt darysiu tokias kaip salotas šiandien. Na va, vakarieniai tokie salotų indai, tai kiekvienam pagal skonį. Čia su vištiena, ką aš dėjau? Dėjau špinatus, pomidorą, svogūną, agurką, aisbergo salotą, česnako įspaudžiau. Taip pat česnakinį padažą ir vištieną. Na ir dar šiek tiek druskos bei pipirų. Ir citrinos šiek tiek įlašinau. Šitas toks, o šitas yra su aisbergo salota, špinatais, svogūnais, česnaku, avokadu, moliūgų sėklom šiek tiek pabandymui. Ir žinoma jautiena, bei naudojau ne česnakinį padažą, o šiek tiek tokio medaus ir garstyčių padažo. Tokia mūsų vakarienė šiandien, tai kas valgote skanaus, galbūt irgi pasidarysit kažką panašaus. Keliaujame mes vakarieniauti, o po to turbūt kokį nors filmą pažiūrėsiu arba paskaitysiu knygą. Ir taip užbaigsiu šiandienos dieną.